Žiniasklaidoje neseniai pasirodė straipsniai apie vyrą, kuris nakties metu įbėgo į vieną iš Viada degalinių, čiupo grindis plovusiai darbuotojai už krūtinės ir pabėgo. Kaip apie tai buvo sužinota? Žmogus pats tai gyvai transliavo socialinėme tinkle TikTok. Va čia. Oi, atsiprašau, labai. Prašau, nepykite, atsiprašau. Ką tu čia, bliat? Tai Haroldas Saprykinas, buvęs Lietuvos krepšininkas ir dabar tapęs gyvų transliacijų kūrėjų internete. Ten jis išgarsėjo savo asocialiu elgesiu, bėgiojimu nuogam Laisvės alėjoje ar Tailande transliuodamas lytinius santykius su veikiausiai apie tai nežinančiomis moterimis. Kadangi dažniausiai tokių žmonių pusės niekad neišgirstame, pasirodžius jo pasiaiškinimui, pamaniau būtų įdomu jį sureaguoti. Kaipgi vyksta tokių žmonių mąstymas? Iš karto, kas krenta į akis, tai kad žmogus yra labai egocentriškas. Keletas straipsnių apie realų atsitiktinės moters užpuolimą jis nukreipia apie save. Rašo, žiniasklaida mirga mano vardu ir toks herojiškas veidas jo. Nuo ko norėčiau pradėti, tai kad atsiprašau čia prieš visus šitos moters, kuri buvo įtraukta į šį įvykį. Įtraukta į šį įvykį? Kažkaip labai keistai skamba. Ji ir buvo tas įvykis. Čia tokia pati logika, kaip apipiltum gatvėje žmogų kava ir sakytum, atsiprašau, kad įtraukiau tave į kavos apipilimo įvykį. Vakar pats vykau atgal į tą degalinę. Norėjau ją surasti, jos atsiprašyti, nupirkti gėlių, bet jos nebuvo. O dabar pasakysiu, kodėl tai įvyko. Nagi papasako, kaip 29 vyras nusprendė ateiti į degalinę ir užpulti moterį. Tai žmonės, kurie stebi mano transliacijas, streamus, žino, kaip viskas vyksta, bet, pavyzdžiui, žmonės, kurie nestebi, gali suprasti šitą situaciją visai iš kito kampo. Man įdomu, koks turėtų būti kontekstas, kad apskritai suprastum ir pateisintum tokį poelgį. Tai aš pralošiau lažybas ir turėjau tai daryti ne savo noru. Ai, žinoma, juk žmogus pralošia lažybas. Tada suprantama, ką jau čia be pridursi. Aš buvau priverstas tą daryti. Tai nebuvo taip sėdima ir sugalvota. O Dieve, jisgi buvo priverstas ir už ką šiam nuskriaustajam tokios kančios. Pastebėt, kaip viskas apie jį ir iš karto jis įeina į savo kaip aukos vaidmenį. Tai kas nesupratot, jis tik tokia su kitais panašaus tipo veikėjai žaidžia kovas, kurių baigti nulėmė vienai ar kitai pusiai už realius pinigus dovanėles perkantys žmonės. Taip jau jie sugalvojo, kad pralaimėjęs žmogus įvykdo laimėjusio sugalvotą užduotį. Tai būna ten galvą apsipilti miltais, ant galvos sumušti kiaušinį ir panašiai. Kaip ir nieko žalingo, jei tai liečia tik tave. Bet apetitas auga bevalgant ir ilgainiui žiūrovams nustebinti reikia vis daugiau. Bet pabandykime įeiti į šio devintoko logiką. Man įdomu, kaip jis nusistato ribas, juk jei jam būtų sugalvoję užduotį nušokti nuo pastato, juk nebūtų šokęs. Bet va tokią užduotį jis pasirinko daryti. O dabar bando pasakyti, kad jo veiksmai nuo jo nebepriklauso. O jamgi ne 13 metų. Baisu, kad jis gali vairuoti, turėti ginklą. Bet pažiūrėkime toliau. Kartoju, aš pralošiau lažybas, aš buvau priverstas tą daryti ir tai nebuvo daroma jokių būdų mano norų. Aš to nenorėjau daryti. Tai jau dabar apie žiniasklaidą. Tai ir tos straipsnius, kaip ten viską pateikia. Tai kaip tik įmanoma, aišku, mano vardas pateikiamas iš pačios įmanomos blogiausios pusės. O kaip tu įsivaizduoji, iš kokios gerosios pusės tavo vardas galėjo būti pateiktas? Haroldas, priekabiavęs prie atsitiktinės moters, vėliau grįžo ir bandė jai įteikti gėlių. Puikiai antraštė. Įdomu kodėl, nes reikia, aišku, sumenkinti, nuleisti. Aš atsiprašau, kad taip dažnai stabdau, bet atrodo žmogus visiškai nesugeba suprasti realybės. Sumenkinti? O ką tu įsivaizduoji, kad tave turi pagirti? Nes aš garantuoju, jeigu būtų kažkoks kitas žmogus padaręs tai net nieks nerašytų ir net nieks nežinotų apie tai. Bet kadangi čia yra Saprė, tai
Na taip, žiniasklaida prieš tave susimokė, parašė straipsnius, kaip viešai transliavai priekabiavimą prie moters ir nuogas visus flešinai Laisvės alėjui. Tiesiog sąmokslas, kaip jie drįsta. Aš ir krepšinio laikais su tuo susidūriau, kad bandoma pakenkti per aplinkui. Ir kokiais krepšinio laikais Italijos 4 lygoj, RKL, NKL, o gal Irano lygoj? Na taip, kad nepasisekė krepšininko karjera, kalta viską sugriovusi žiniasklaida. Ir kad ten pateikiama, kad yra priekabiavimas, tai aš tiesiog pralošiau lažybas ir tai padariau vieną kartą ir dingau iš ten iš vis, net nebenorėjau daryti. Ai, nu tada viskas gerai, jeigu padarai nusikaltimą ir pasišalini, vadinasi, tu to nepadarei. Tai tiesiog yra išpūstas didžiausias burbulas ir padarytas didžiausias skandalas. Ir vėl noriu pašnekėti apie žiniasklaidą. Tai yra žymiai svarbesnių dalykų, apie kuriuos reikia šnekėti. Šiais laikais, kas vyksta civilizacijoje, pedofilai, eikit, gaudykit pedofilus. Klasikinis vatabautizmas, tu visada gali atrasti didesnę nuodėmę praktiškai kalbant apie bet ką. Nupylė kam nors veidą su virintu vandeniu, eikite gaudyti tų, kurie žmonės šaudo. Nušovė žmogų, eikite gaudyti tuos, kurie miestus bombarduoja. Tai kaip suprast, darykit tvarką. Yra žymiai svarbesnių dalykų. Jis tai bando sumenkinti savo poelgį, kad net šlikštu klausytis. Ir gal noriu pasakyti, kad yra skirtingas žmonių traktavimas. Vienus žmonės, kiti žmonės taip traktuos, kitus kitaip. Na, įsivaizduokit dabar tą moterį. Naktis, ji dirba degalinėje, darbas tikrai nėra lengvas, ji tuo metu šluoja grindis. Matosi, kad ji tikrai galėtų būti maždaug mano mamos amžiaus. Namuose galbūt laukia vyras, gal dar vaikai, kitos atsakomybės. Ir staiga įbėga 2-metrinis treninguotas vyras su telefonu rankoje ir viską filmuodamas griebia tau už krūtinės. Tada sukikena kaip penktokas ir pabėga. Žmonėm, ypatingai vyrams, kartais tai labai sunku suprasti, kad moterims pasaulis daug pavojingesnis. Kartais jos neturi kam pasiskųsti, gal bijo pasipasakoti, nes tada atsiranda dar daugiau pavojų, kurių jos automatiškai nori išvengti. Jos dažnai yra fiziškai silpnesnės ir tokios situacijos visai kitaip atrodo iš jų pusės. Gali jaustis bejėgės, pažemintos, supurvintos, o kas jam atsiprašys, padovanos gėlių, o jei tas prisiminimas gali šmėžoti kiekvieną naktį prieš užmiegant. Tai yra trauma, kurios kaupiasi viena ant kitos ir jas išgydyti labai sunku. Tai apie tai kalbėti reikia ir būtina. Kuo mažiau tokių poelgių, kuo labiau galvosime apie kitą, tuo laimingesni tapsime kaip bendruomenė. Saprė prieš visą Lietuvą, saprė prieš pasaulį. Senai sakydavau Saprė against the world. Nieko. Na, kaip ir sakiau, žmogus įsivaizduoja esąs didvyris, nuskriaustas, o šalia parašyta bus dar daug. Tai net bijau tikėtis, ko čia iš tavęs laukti. Tai aplinkinių patarčiau pasisaugoti, jei žada daugiau prie žmonių gatvėje lysti. Praeisiu ir šitą momentą, atlaikysiu. Ką tu atlaikysi, o moteris tą atlaikys, kaip tu manai? Prie ko čia esi tu iš viso? Noriu padėkoti ir tokių, kur yra dabar, kurie ir palaiko mane. Na taip, labai norėčiau pamatyti tą auditoriją, kuriai čia yra vertas palaikymo žmogus. Ir atsiprašyta ir važiuojam toliau. Moterų nedirba? Moteris nedirba, ne? Na, nu vyrų tai neimsiu. Moteris nedirba čia, ne? Vien bachūrai, karočią. Aš nesuprantu, kurva. Sen, kur? Dirba, ne? Man iš tikrųjų labai sunku patikėti, kad egzistuoja žmonių su tokiu mąstymu.
Jis tą užpultą moterį mato kaip objektą, kaip kažkokį nepavykusį juokelį. Ir gailisi ne dėl to, kad priekabiavo prie moters, jis to nesupranta, o dėl neigiamos kitų reakcijos. Nežinau, gal aš klystu ir yra visiškai kitaip. Savo nuomonę gali pasidalinti komentaruose. O mano paskutinė mintis yra tokia, kad galvokite apie kitus žmonės, kaip savo elgesiu ir egzistavimu galite palengvinti ne tik savo, bet ir kitų gyvenimą. Ginkite silpnesnius ir nepasiduokite neteisybei. Jei taip galvos nors kiek daugiau žmonių, galbūt galėsime gyventi nors kiek geresnėme pasaulyje. Iki.